Tai sveiki, Dariau. Sveiki, Tomai. Su rugsėjo 1. Su. Ir mūsų šiandien tokia tema. Aš kažkaip pagalvoju, ar jinai su rugsėjo 1 apskritai siejasi nacionalinis saugumas. Aš manau, kad tiesiogiai iš tikrųjų laisvos šalies ateities klausimai ir apskritai saugumo klausimai, jos likimo klausimai tiesiogiai priklauso nuo švietimo. Nuo to, kokią jaunąją kartą, kokią visuomenę šita valstybė rengiasi. Tai čia iš tikrųjų tiesiogiai susiję klausimai. Mes labai dažnai nacionalinio saugumo klausimus susijęm vien su užsienio reikalais, su užsienio vienais ar kitais priešais, su geopolitiniais klausimais, bet Lietuvos reikalai liudytų jau po 20 kelių nepriklausomybės metų, kad vis dėlto didžiausios grėsmės kyla iš mūsų nesugebėjimo tvarkytis viduje. Tokio atsparumo, tautinio, pilietinio, politinio atsparumo stygiaus. Čia aš visiškai sutinku su Jonu Omanu, puikiu švedų intelektualu, kuris iš vidaus tyrinėja mūsų visuomenę. Ir jo pastabos, kad vis dėlto nacionalinio saugumo reikalai labai priklauso nuo visuomenės nuostatų, nuo visuomenės pilietinės brandos, patriotinės brandos, politinės brandos. Ir tiems klausimams mes labai mažai skiriam dėmesio Lietuvoje. Kitaip tariant, vis tiek pradžia eina nuo čia, nuo vidinių dalykų. Man tik kitas klausimas dabar kažkaip kilo, ar mūsų politikai ir tie viešieji komentuotojai, politologai, kiek tai suvokia ir kada tas atsirado suvokimas, nes, sakykime, žvelgiant, kad ir į pastarųjų 15 metų Lietuvos politinį gyvenimą, man toks susidaro įspūdis, kad dažnai būdavo, bent jau netolimoje praeityje, užsiliuliuojama kažkokiais tai labiau tokiais bendresniais geopolitiniais dalykais, tarsi įsivaizduojama, kad Lietuva gali būti labai kažkoks tai svarbus žaidėjas toje tarptautinėje geopolitinėje erdvėje, tuo metu pamirštant, kad yra būtent tie, ką jūs sakot, vidiniai dalykai. Kaip jums tai atrodo? Aš manau, kad pačioj pradžioj, nepriklausomybės pradžioj, net Sąjūdžio laikais buvo labai stiprių įžvalgų. Daktarė Meilė Lukšienė kalbėjo taip viešai Lietuvos politikam ir Vytautui Landsbergiui adresuodamas savo žodžius ir Algirdui Brazauskui, kaip Stasys Šalkauskis kalbėjo prieš karą Antanui Smetonai. Kad jeigu mūsų švietimas, mūsų mokykla neugdo laisvos visuomenės, laisvų piliečių visuomenės, tai be laisvų piliečių valstybė neturi ateities. Ir neturi atramos. Valdžia neturi atramos. Čia labai sena Aristotelio tezė, kad politėja valstybė gali gyventi tik tada, kai yra laisvi piliečiai. Vergai negali turėti valstybės. Tai jeigu mes neišugdom laisvos savo visuomenės, kuri turi ir moralinį stuburą, ir savarankiškai masto, galvoja, savarankiškai veikia ir gali įsipareigoti bendram reikalui. Čia negocentriški individai, bet individai, kurie supranta bendrą reikalą ir sugeba jam įsipareigoti, tai be tokių asmenybių, be tokių asmenų mes negalim tikėtis valstybės ateities. Tai čia, man atrodo, labai svarbus toks suvokimas, jo būta, apie tai kalbėta, bet jis dingo iš mūsų apskritai tokio viešojo diskurso. Pasižiūrėkit, mes grįžom prie tokio sovietinio inertiško galvojimo, kad, švietimas tokia savaiminė struktūra, kažkas bus. Ir kaip elgėsi mūsų politinės partijos, pasižiūrėkit, didžiosios. Laimėjusios rinkimus, jos turi pakankamai neblogas programas, prie kai kurių man teko prisidėti, redaguojant prieš rinkimus, taip, ateina Tėvynės sąjunga tvarkyti valstybės ir ką daro su švietimo kultūra. Su tokiom strateginiam nacijos rytim. Mažina finansavimą. 2008 metai, Kubiliaus vyriausybė. Taip, mažina, bet tai dar ne tai. Jie atiduoda koalicijos partneriam. Kaip nereikšmingą sritį. Jeigu tu atsisakai strateginės ryties ir manai, kad,
gali koalicijos partneriai ją tvarkyti, mes neprisimam kaip politinė partija, valdančioji politinė partija atsakomybės už tą sritį, vadinasi, tu nuvertini švietimą iš vis. Lygiai tą patį darė socialdemokratai, ar ne? Ėmė ir perdavė darbiešiams šitas ministerijas. Aš atkreipčiau dar dėmesį liberalams perdavė, reiškia, 8 metais švietimo ministerija, dėl ko aš prisiminiau liberalus. Vis tik čia reiktų vėlgi, ką jūs paminėjot, Politėją, Aristotelio laikus, kad vergai negali būti atrama valstybės. Man tai toks vaizdas, kad mes apskritai, mūsų visuomenė tam tikrą prasme vergais tapo, vergais vartotojiškos gyvensenos, vergais siekio tik materialinių gėrybių. Ir aš manau, kad dėja, tą tenka pripažinti, kad pastaruosius kokius turbūt 20 metų, žvelgiant apskritai europinį kontekstą, liberaliosios politinės organizacijos kaip tik ir skatino tą tokį patį, ko gero primityviausią, tariamą, sakykime, laisvą asmenybę per kažkokių tai vartotojiškų instinktų skatinimą. Pirk, dirbk, mirk, pagal tokią, reiškia, pagal tokį trikampį. Ir aš tai mes dabar turim tai, ką turim iš tiesų, reiškia, savotišką vergų visuomenę turim, pasidavusią tam, reiškia, materializmui. Šito yra ir apskritai, pasižiūrėkit, mes kažkaip perėmėm tokį labai suprimityvintą liberalizmą, lietuviai perėmė, atkūrė nepriklausomybę. Čia Vytautas Kavolis dar toks turbūt nuosekliausias kultūrinis lietuvių liberalas pastebėjo, kad labai skurdus liberalizmas Lietuvoje, jis vien ekonominis ir šitas liberalizmas nėra jautrus laisvės klausimams, individuo laisvė. Neliko kultūrinio liberalizmo. Na manau, taip. Liberalizmas be kultūrinio liberalizmo jis išsigimsta. Na, pasižiūrėkit, kaip ideologija. Jis patenka į tam tikrą labai paradoksalią situaciją, ar ne, kai tu gini vien rinkos laisvę. Ne individuo laisvę, bet rinkos laisvę. O čia dar Algio Mickūno labai graži pastaba buvo, kad oksimoronas yra pati laisva rinka. Rinka negali būti laisva. Tai yra diktatas. Pati rinka jinai diktuoja. Tu turi išlaisvintą asmenybę iš rinkos, vienaip ar kitaip iš rinkos diktato. O mūsų tas liberalusis, neoliberalusis ekonominis modelis, kuris būdingas yra dėja visom valdžioje buvusiom partijom. Pasižiūrėkit, ir Tėvynės sąjungai, ir socialdemokratam. Ir jis iš esmės pagristas buvo tokiu įsitikinimu, kad ekonomika viską sutvarkys. Ekonomika turi turėti pirmenybę prieš politiką, prieš visuomenės susitarimus. Yra ekonominiai dėsniai, jie veikia, mums svarbu paleisti ekonominį mechanizmą. Savaime. Ir ta tokia iliuzija, beje, atėjus iš vakarų, kad jeigu mes turėsim sėkmingų verslininkų, sėkmingų turtingų žmonių, jie temps visą visuomenę. Ir štai šitas liberalusis modelis, ekonomikos liberalusis modelis šiandien patiria krizę visur. Ir vakaruose, ir kas į Lietuvą žiūri šiandien. Tarptautinis valiutos fondas, Europos komisija ir sako, pažiūrėkit, jūs pasiekėt tragišką ribą su turtinė pajamų nelygybė. Šitas modelis ardo mūsų visuomenę, ardo mūsų visuomenės audinį, visus solidarumo ryšius, greuna visuomenę. Ir mes šito kažkodėl nesugebam viešose diskusijose aptarinėti, nagrinėti, skvarbiai nagrinėti, nes mūsų tradicinės partijos išpažįsta tik šitą Lietuvos kelią, tik šitą valstybės ekonominį modelį. Ir man atrodo, čia dar yra didžiulė Lietuvos problema, kad labai susiaurėjo viešoje erdvėje. Jeigu jūs palygintumėt su Sąjūdžio laikais, su pirmaisiais nepriklausomybės metais, kiek buvo viešų diskusijų, kiek buvo visuomenės kalbėjimo. Šiandien mes matom labai surežisuotą viešąją erdvę ir tą politinę darbotvarkę, kuri patenka iš tradicinių partijų į viešąją erdvę, ji yra labai surežisuota. Ji yra pritaikyta viešųjų ryšių bendrovių, nudrenuota, kad nereikia kelti tokių problemų, kurios keltų nepatogių klausimų, kad politikai išsaugotų veidą ir kalbėtų tik apie gerus dalykus, nes kalbėjimas apie problemas mažina reitingus. Ir mes praradom politiką. Mes praradom realią politiką, kuri įvardintų skaudžiausias tautos problemas ir ieškotų sprendimų. Viešų diskusijų. Liko tik politkorektiškumas. Liko politkorektiškumas, liko anoniminių jėgų diktatas ir verslo diktatas, viešieji ryšiai, šitie dalykai liko. Ir liko nomenklatūriniai susitarimai piliečiams už nugaros.
dėl vienų ar kitų sprendimų. Tai aš manau, kad šita sistema, kurią mes susikūrėm, o aš ją įvardinčiau kaip tam tikrą nomenklatūrinį valdymą vis dėlto, nutolimą nuo demokratinių procedūrų, laisvos visuomenės gyvenimo demokratinio, nomenklatūrinį valdymą ir neoliberalų ekonominį modelį, kuris praktiškai virto stambaus kapitalo diktatu. Ir stambaus kapitalo ir nomenklatūros tokia sąjunga, ji gręžiasi šiandien prieš mūsų visuomenę. Aš manau, kad čia yra iš tikrųjų ir nacionalinio saugumo esminis klausimas. Ar mes galim įvardinti savo būklę šiandien ir ieškoti išeičių, kaip mes save kaip visuomenę kūriam, toliau stiprinam. Ir čia mes neišsiversim be to ekonominio modelio keitimo, be politinės sistemos keitimo, tiesiog grįžti prie konstitucijos nužymėtų taisyklių. Kitas dalykas, man dabar mintis į galvą atėjo, na gerai, tas atėjo iš vakarų, bet tas kažkaip ypatingai būtent laukinis liberalizmas, ar kaip dar neoliberalizmas vadinsim, kaip jį pavadinsim, apskritai postkomunistinėse šalyse tas labiau suviešėjo ir būtent davė tų neigiamų pasekmių daugiau. Na, galbūt tam tikrai išimtis būtų Lenkija, nes čia vėlgi matyti yra visa eilė kultūrinių dalykų kažkokių, tai sakykime, kultūrinio ekonominių, sakykime, jeigu lygintumėm su ta pačia Lenkija, nu nekalbant apie populiacijos dydžio skirtumus ir panašiai, bet, sakykime, toj pačioj Lenkijoje žemės ūkis jisai visada būdavo šiek tiek nepriklausomas, tai vis tiek dauguma didelė dalimi agrarinė šalis buvo, jeigu imta agrarinį sektorių. Lietuvoje vėlgi kas kolchozai buvo. Vėliau jie sugriauti, reiškia, nebeliko labai dideliai daliai visuomenės, kuri, sakykime, turėjo toje ūkio srityje tam tikrą ekonominę atramą, jinai tos atramos neteko. Ir aš irgi žvelgiu tam tikrus gilesnius probleminius dalykus, dėl ko būtent pas mus taip atsitiko ir dėl ko suklestėjo tas toks labai paviršinis, sakykime, tokio labai pigaus su blizgučiais tik apipavydalinto to ekonominio gerbuvio supratimas. Kita vertus vėlgi tas galbūt tam tikri kultūriniai dalykai, jeigu mus lygintumėm su kitais Baltijos kraštais, kurie yra liuteroniški. Tai vėlgi, sakykime, religinis aspektas, turėkime omeny, jis irgi tam tikrą įtaką turi. Lietuviai katalikai labiau akcentuojamas galbūt to religiniai tradicijoje tam tikras nuolankumas. Liuteronai, jie vėlgi savo evangelikų bažnyčios, estai, Latvijai, jie reiškia tam tikrą prasme yra galbūt laisvesni, ar, nu, čia tik mano tokie pasamprotavimus, kaip arčiau kultūrologijos dalykų gal mane paneiksite. Pagaliau tas bendruomeniškumo, tai reiškia, tas jausmas, jisai labiau gal būdingas yra būtent tom bendruomenėm, tos kultūrinės tradicijos, kuri yra, sakykime, Estijoje, Latvijoje, Skandinavijos kraštuose, bet kuriuo atveju. Mumgi tas bendruomeniškumas arba anksčiau vadintas kolektyvizmas, jisai buvo primestas daugiau prievarta, vėlgi kolchozų laikus, jeigu paimtumėm. Tai man čia tokie dalykai dar matosi. Vėlgi, jeigu save lygintumėm, ir aš čia taip kažkaip natūraliai, man dabar pereina mintis jau prie tų šiek tiek ir geopolitinių dalykų. Jo, bet aš čia kažkaip nutraukiau kažkokią vieną gerą jūsų mintį, man atrodo. Nenutraukėt, jūs pajudinot kitus esmingesnius dalykus. Iš tikrųjų, tam tikra tradicija užduoda ateitį, vienaip ar kitaip užduoda. Ir mes turim labai tikrai tokių konstruktyvių tradicijų, kurios galėtų mus maitinti ir stiprinti. Ir turim iš tikrųjų savo istorijoje tų tokių vergovės laikų, baudžiavos laikų, sovietinio laiko nemažai, kuris mus vienaip ar kitaip ardo. Tai dabar visuomenė, laisva save kurianti visuomenė, jinai sprendžia, ką jinai aktualizuoja iš savo patirties, kuo jinai remiasi, o kokias gyvenimo traumas mėgina gydyti. Tai čia dėja Lietuvoje, pasižiūrėkit, nėra rimtų konstruktyvių diskusijų apie tai, kas mes esame, ar ne? Prancūzai diskutuoja, kurie laisvi daug metų gyvena, jie pradeda diskutuoti, kas mes esam, kokia mūsų tapatybė, kaip mes turim save kurtis. Ar jūs Lietuvos viešojoje erdvėje tokių rimtų diskusijų matot? Dėja ne.
yra vengiama kalbėti apie svarbius esminius tautinės bendruomenės reikalus. Yra tokių susitarimų daug ką nutilėti. Tai, kas nelabai suvokiama, pavyzdžiui, daliai žurnalistų, tada jie įsitikinę, kad ir tautai nesvarbu, jinai nesuvoks. Tiesiog, prastas išsilavinimo lygis. Ir tai yra. Tai yra didelė Lietuvos problema. Net jeigu pasižiūrėtume į Lenkijos žiniasklaidos lyderius, kas yra redaktoriai, ar ne, yra pasaulinio garso intelektualai. Pasaulinio garso intelektualai, jie veda diskusiją, jie kalba apie Lenkijos valstybės, visuomenės, tautos reikalus. Deja, mes Lietuvoje turim kitokią situaciją. Tai čia aš matyčiau rimtą problemą. Ir geopolitika. Geopolitika mes turim nemažai pranašumų, jeigu remiame savo tradiciją. Mes turim vis dėlto demokratinės tradicijas, mes turim respublikoniškas tradicijas, laisvos tautos patirtį, turim stiprių intelektualų ir prieškario, ir išeivijos intelektualų. Mes turim kuo remtis. Pagaliau prisiminkim 1791 metų konstituciją. Pagaliau, net jeigu jau gilesnis Lietuvos statutas 17 amžių. Aišku, čia yra dar toks niuansas, pagalvojau, vėlgi savotiškas paradoksas. Praktiškai pirmieji priėmėme konstituciją ir pakankamai demokratinę konstituciją ir valstybė čia pat už 4 metų žlunga. Dėl to ir žlugo, kad pradėjo kelt pavojų kaimynam, nes pradėjo per daug gerai tvarkytis. Aš tai ir vidinės tam tikras priežastis išvelgčiau, nežinau, gal čia istorikai mane sukritikos, bet aš manau, kad toji 91 metų konstitucija, jinai vis tik tai buvo nedidelės dalies visuomenės elito produktas. Tai nebuvo, reiškia, visuotinai kažkoks priimtas visos tautos dokumentas. Pagaliau objektyviai turbūt to ir negalėjo įvykti vis tiek. Tais laikais visiškai... Čia mes jau kryptume į čia tokie gilūs dalykai, jo. Bet ne, aš dėl ko man ta mintis kilo dabar. Aš pagalvojau, kad, žiūrėkit, pas mus vėlgi viskas, kas vyksta pastarosius 20 metų. Stojimas į Europos Sąjungą, kaip vyko referendumas, kaip elgėsi politinis elitas, tam tikrai, sakykim, tais kertiniais mūsų pastarųjų tų 25 metų istorijos momentais. Vėlgi yra tam tikras, reiškia, atsiribojimas nuo didžiosios dalies visuomenės, nuo tautos. Mes čia protingesni, mes geriau viską žinom, jūs čia tada patylėkit, ateikit, pabalsuokit. Bet aš tokį požiūrį žvelgiu ir aš tame matau didelį pavojų. Ir iš tų klaidų nepasimokama. Su tuo sutinku, su tuo visiškai sutinku. Ir čia mūsų tradicija būtų kaip tik geras impulsas keistis požiūrį. Čia mes turim daug labai stereotipų apie praeitį, bet iš tikrųjų, kas buvo konstitucija gegužės 3-osios, kuri davė teisių laisvių miestiečiams, žemiesiems luomams, jau kalbėjo ir apie tam tikrą visuomenės solidarumą, visų luomų solidarumą. Šitą konstituciją patvirtino visi Lietuvos seimeliai. Bet žiūrėkit, kas vyksta. Šitą konstituciją patvirtina, jinai neveikia, kol nepatvirtina visi Lietuvos seimeliai. Visi ją svarsto ir visi patvirtina, ar ne? Tada ją svarsto miestai ją švenčia, rengiamos šventės, miestiečiai pasirašo, kartu su bajorais aktus vyksta didžiulis judėjimas. Dėl tos konstitucijos eina kautis valstiečiai, paprasti valstiečiai, su dalgiais prieš imperijos kariuomenę. Tai yra savas dalykas. Tai va, štai mes remdamiesi tą savo respublikonišką tradiciją turėtume sakyti, kad iš tikrųjų žudantis mus dalykas šiandien yra to tariamo elito, pasiskelbusio elitų žmonių nepasitikėjimas savo visuomenę. Yra visa mūsų politika grindžiama nepasitikėjimu. Negalima duoti spręsti, negalima leisti apsispręsti, nes visuomenė yra nesubrendusi. Mūsų politologai tą dažnai pasako. Ir šitoks požiūris, iš esmės, jis yra negarbingas. Kita vertus, jis niekad neugdys laisvos visuomenės. Aš manau, kad pirmiausiai turi būti pasitikėjimas visuomenė. Ir visuomenė įgalių teisių, visuomenė gali klysti. Bet jinai turi turėti galių teisių priiminėti sprendimus. O mes kol kas tą 20-metį gyvenam nepasitikėjimu savo visuomenę. Tai va šitą reikėtų laužyti. Ir dabar, jeigu mes prieitume prie geopolitinių dalykų, aš manau, kad mūsų tam tariamajam politiniam elitui buvo kaip
aklai vištai grūdas Rusijos agresyvėjimas. Tiesiog kaip alibi savo neveiklumui, idėjiniam išsekimui, tam tikram infantilumui pridengti. Ir visos paskelbtas informacinis karas, visos jėgos mobilizuojamos kovai su Rusija ir tam tikram Lietuvos putinizavimui. Siaurėja, dar labiau siaurinama mūsų viešoji erdvė. Ir man labai patiko vienas paskutinių ekonomisto redaktoriaus Edvardo Lukaso tekstų, kuris pagaliau prakalbo apie tai, kad savo kraštų putinizavimas jau yra Putino laimėjimas. Mes negalim kurt panašios sistemos į Rusijos sistemą, kovodami su Rusija. O Lietuvoje dėja būtent šitai pasisuko reikalai. Ir tai yra netgi panaši retorika. Mūsų politinių lyderių, kaip ir Rusijos lyderių, kad čia vakarų, čia Amerikos sąmokslas prieš Rusiją, tai lygiai taip pat ten kokia nors Rasa Juknevičienė nekalba. Ta pati retorika ir ne tik Rasa, bet jaunieji žurnalistai šitą pradeda daryti. Jaunosios intelektualiosios mergaitės pradeda kalbėti apie Rusijos kultūros pavojų ir visa kita. Tai čia yra klaidos, kurios iš tikrųjų, man atrodo, mums yra pragaištingos, o iš tikrųjų ką turėtų daryti Lietuva, remdamas ir savo patirtim šiandien, tokioj nesaugioj geopolitinėje erdvėje. Taip, čia kaip Sruogas sakė, mes gyvenam Vezuvijaus papėdėje. Bet šitoj situacijoje, jeigu tu turi priešišką kaimyną, tu turi turėti toj kaimynėje valstybei kuo daugiau draugų. Tu turi stengtis bendrauti su ta visuomenė, su akademiniais sluoksniais, su intelektualais. Ir šitą darė Valdas Adamkus kažkada. Šiandien mes įvardijam visą Rusiją kaip priešą ir neieškom ten draugų. Baltarusijoje mes neieškom draugų. Lenkijoje neieškom tarp intelektualų ir kitų. Kaimynuose turi būti ieškoma draugų. Tai čia aš manau, šita tokia pasyvi rezistencinė politika, mes kovojam su Rusija, mes maži būdami rodom ją išpygą, bet mes neieškom tenai draugų, mes nepalaikom dialogo su tais Rusijos žmonėms, su ta visuomenė, kuri irgi bodisi Putino režimo, kuri nesutinka su Putino režimu, laiko jį svetimu. Tai čia yra didelis prašovimas. Kitas dalykas, mes neturim Baltijos valstybių tvirtos sąjungos. Štai Baltijos geležinkelis, ar ne? Nesutariam, kaip tiesim, nesugebam trise susikalbėti. Dėl atominės nesugebėjom trise susikalbėti. Tai yra dialogo stygius. Mes Lietuvoje nepalaiko mūsų vadinamasis politinis elitas su savo tauta nesugeba susikalbėti, bet taip pat nesugeba susikalbėti su kaimynais. Yra daugiau vaidyba, daugiau poza. Ir čia šita poza mums irgi nėra simpatiška, žvelgiant taip jau, kad ir vakarietiško žvilgsniu. Kitas dalykas, po Brexito, ar ne, mūsų politika Europos Sąjungoje. Šiaip, Britai buvo mūsų sąjungininkai Europos Sąjungoje. Britų, jeigu nebelieka, kuo mes remiamės, ar ne? Į ką mes orientuojamės? Vadinasi, turime vėl atsisukti į Lenkiją. Nebūtinai Lenkija. Kur mūsų politika, Lenkija mums svarbi, kaip kaimynas, su kaimynais visą laiką reikia ieškoti kuo konstruktyvesnių ir strategiškai išvalgių santykių, ateities santykių. Čia nėra vienadieniai santykiai, kai galima pasimaivyti. Apskritai. Aš manau, kad kas dabar būtų mums labai svarbu iš tikrųjų. Kur Lietuvos politika su Vokietija, su Prancūzija, su tom Europos Sąjungos valstybėm, nuo kurių vis dėlto labai stipriai priklausys Europos ateitis. Ir negausių visuomenių, ne labai didelių valstybių iš tikrųjų siekis, ir jis yra Europoje, yra ryšiai, patikimi ryšiai, strateginiai ryšiai su tais, kurie vis dėlto turi daugiau galios, nuo kurių bendras klimatas ir Europos Sąjungos ateitis priklausys. Mes šiandien nematom šitą. Kitas dalykas, pasižiūrėkit, dar irgi geopolitiškai, kas yra labai pražūtinga visuomeniai. Mes negaudam tie, kurie šiandien Lietuvoje dar, o vyresnioji karta nemažai, ar ne, neskaito vokiškos, angliškos spaudos ir taip toliau, kokį jie vaizdą susikūrė apie pasaulį. Tai, ką perskaito lietuviškai. Taip, tai mūsų vaizdas yra toks, kad pasauliui vadovauja Europos Sąjungos užsienio politikai Linas Linkevičius, o Linui Linkevičiui Dalia Grybauskaitė. Ir to viskas baigėsi, nes Linas Linkevičius kelia pagrindinės Europos iniciatyvas ir visa kita, o kad mes atrodom vis dėlto kaip labai nedidelis kraštas, mes
kuriam tokį įvaizdį apie save, kuris netitinka tikrovės. Ir turim vieną kitą politinį komentatorių, kurį spausdinamės nuolatos. Ir tai atrodo, kad tai yra užsienio balsas. Bet nepateikiam savo visuomeniai tos įvairovės. Tai čia yra visuomenė negauna patikimos informacijos. Lygiai taip pat, kaip problema buvo visuomeniai susivokti 39-40 metais, kai irgi dezinformavimas, visuomenės dezinformavimas labai brangiai valstybei kainavo. Šiandien matau, kad irgi vienas iš tokių, realių pavojų Lietuvai. Tai, kad visuomenė negauna ir apie save patikimos informacijos, ir apie pasaulį. Aš tik šiek tiek skeptiškai gal žiūrėčiau į tą partnerystę su Vokietija ir Prancūzija. Gal netgi labiau Vokietija. Vis dėlto nepamirškim, kokie, sakykime, Vokietijos ekonomikos yra glaudūs ryšiai su Rusija. Pagaliau prisiminkim tos, sakykime, Europos atžvilgių ganėtinai skandalingus projektus Nord Streamus, dujotiekiai per Baltijos šalį, kaip į tai įsipainiojęs buvo ir yra Vokietijos politinis elitas. Šrioderio yra pavyzdys. Šrioderio projektas, Šrioderio pavyzdys iš tiesų liūdnas, dar reiškia socialdemokratas. Aš tai manyčiau, kad taip, iš tiesų tos partnerystės gal netgi, sakyčiau, labiau po Brexito su Prancūzija reiktų ieškoti. Sakykime, vien dėl to, kad Prancūzija vėlgi, kaip mes turi dar gilesnės respublikos tradicijas. Bet mes bent iš dalies galime į tai irgi lygintis. Bet kitas dalykas yra, aš sakyčiau, dabartiniai situacijai, vėlgi po Brexito, mums tampa labai svarbi ne tiek rytų vakarų, tai reiškia ašies dimensija, kai dažnai sakoma, mes tiltas tarp rytų vakarų, ką aš ir pradžioje, man atrodo, užsiminiau pokalbio, bet šiaurės pietų ašis. Ir būtent tai, ką jūs dar jau paminėjote, tai Baltijos šalis, ir aš sakyčiau, Višegrado šalis, aš prisimenu, kokia buvo būtent Višegrado dimensijoje tų šalių aktyvi prezidento Valdo Adamkaus pozicija ir politika. Ir tikrai labai gaila, kad jos neliko, ir aš manau, kad Lietuva čia tikrai labai daug pralaimėjo. Ir aš manau, tai yra viena vėlgi iš priežasčių, dėl ko ir pašlijo santykiai su Lenkija. Tai maždaug aš taip, paskaičiavau, kad nuo 2010 metų prasidėjo tas tokia santykių degradacija. Aišku, ten manau, kad nebe, sakykime, Rusijos įsikišimo ir pastangų tie dalykai vyko, bet dėja mūsų, sakykime, politikai, kurie užsienio politikai vadovavo tada ir dabar, kažkaip tos klausimus visiškai blogai sprendė. Ir aišku, čia atsiranda kitų klausimų ir problemų, sakykime, ta pati Čekija, Slovakija, Čekijos politinio elito reiškia pozicijos, vėlgi Rusijos atžvilgių, Ukrainos, Krymo okupacijos atžvilgių. Mes matom, kad jos tokios ganėtinai prorusiškos yra. Čia vėlgi yra tam tikra problema, bet manau, kad nepaisant to vis dėlto dabar reiktų būtent į tą šiaurės pietų ašį orientuotis. Ir kitas dalykas, jeigu Lietuva vis dėlto sugebėtų būti tam tikrų regiono politinių lyderių, gal ir tai ambicingai skamba būtent šiaurės pietų dimensijoje, tai atsirastų galimybė tiek turėti ir ES kontekste tam tikrą atsvarą būtent rytų Europos šalių, Vokietijos ir Prancūzijos diktatui, kuris yra neišvengiamas. Ir galbūt tai vėlgi šios visos šalis įgautų didesnį svorį, savotiškai lyg ir kaip, Žečpospolitos laikais abiejų tautų respublika saugojo Europą tiek nuo osmanų invazijos, tiek nuo, agresyvios, augančios Maskolijos kunigaikštystės, tiek nuo mongolų totorių. Čia, aišku, gal taip labai skamba šiek tiek svajokliškai, bet kodėl apie tai nepagalvojus, kad vis dėlto mes galėtumėm šioje vietoje tam tikrą regioninę iniciatyvą parodyti. Aišku, prisitraukiant ir Ukrainą. Aišku, problema čia yra Baltarusija. Galima, Tomai, taip galvoti, bet vis dėlto aš nesutikčiau, aš dabar diskutuočiau su šita teze, nes mes iš tikrųjų tam tikrą lyderystės vaidmenį atlikom. Buvo Vilniaus 10-ukas. Bet mes jį praradome. Bet
kuo jis buvo grindžiamas tas mūsų lyderystės vaidmuo? Mūsų santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Mes sugebėjom, turėdami Jungtinių valstijų palaikymą, atlikti tam tikrą telkiantį vaidmenį čionai ir labai nuosekliai rėmėmės Lenkiją. Ir iš tikrųjų mūsų nuopelnas... Čia reiktų pataisyti Dario prezidento Adamkaus. Taip, prezidento Adamkaus ir ta politika teko kartu. Po Valdo Adamkaus, aš kažkaip ar jūs pamenat, kada Dalia Grybauskaitė buvo susitikus? Na, neseniai su Duda buvo susitikusi su prezidentu. Ne, aš turiu omeny Amerikos aukščiausius pareigūnus, Jungtinių valstijų. Na, buvo ten, tų pasidėjimų buvo, bet ką aš turiu galvoj, mums iš tikrųjų tada pavyko atlikti labai svarbų vaidmenį. Ir prezidento Valdo Adamkaus vaidmuo atvedant Lietuvą į vakarų struktūras yra iš tikrųjų istorinis. Jis dar nepastebimas, dar bus pastebėtas ateityje. Ir pavyzdžiui, mes labai padėjom broliam Estam Latviam. Nes tai nebuvo savaiminis dalykas, kad mes pateksim į NATO. Reikėjo daug juodo darbo ir Valdas Adamkus buvo lyderis šitų kraštų. Tai šitą mes padarėm. Bet dabar, matot, skelbtis lyderių šiuo metu gali pasiskelbti, bet niekas to nepatikės. Mes turim turėti daug intelektualinio potencialo, kurio neturim. Dabar tikrai neturime. Mes neturim intelektualinio potencialo. Kitas dalykas, Tomai, ką sakai dėl to nuogąstavimo Vokietijos ir Rusijos galimų artimesnių santykių, kurie ir istoriškai pagristi, bet ponia Merkel visai neblogai dar laikosi, palyginus su Šrioderiu šiuo atveju. Aš manau, kad kaip tik tai yra argumentai už tai, kad Lietuva turi turėti labai aktyvę savo politiką su Vokietija, labai aiškę strategiją gerų santykių su Vokietija, kad jinai būtų girdima. Kad ji būtų girdima Bonoje, Berlyne. Šitą labai svarbu, ne tik tai Paryžiuje, bet ir tenai. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kas mums būtų svarbu šiandien. Tai stiprinti ir savo intelektualinius pajėgumus, ir solidarumą, visuomenės solidarumą, valstybės struktūrų, piliečių solidarumą, žiniasklaidos pilietinę atsakomybę. Man baisus sukrėtimas yra vis dėlto, aš sutinku visiškai su Mečiu Laurinkum, tik gal mes ginčytumėmės, kodėl taip įvyko Astravos atominė elektrinė. Ne, tai čia yra baisu. Kažkada aš tuomet neturėjau jokios galimybės viešai kalbėti, vienoje atrodo, bene Arno Klevečkos laido išsiliejau tada apie tai kalbėdamas dar, kai pradžia buvo viso šito. Tai yra iš tikrųjų Lietuvos visos nacionalinio saugumo politikos bankrotas. Nepadaryti namų darbai. Tai, kad mes nuo pat pradžių ignoravom šitą problemą, šaipėmės iš jos. Andriaus Kubiliaus vyriausybė šaipėsi. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nedarė nieko. Čia, kai tau pašoniai prie sostinės stato prie Neries upės, prie viso tavo baseino, vandens baseino, stato atominę jėgainę, nesaugia, stato priešišką jėgą ir tu ignoruoji šitas statybas. Čia mūsų visos žvalgybos pralaimėjimas yra didelis. Žiniasklaidos, kuri nenukreipia kamerų į mūsų atsakingų politikų veidus. Pasirodo, daug kunkuliavo visuomenė. 100% sutinku. Intelektualai kunkuliavo. Romas Pakalnis, vadovaudamas UNESCO komisijai pirmininkų būdamas, rašė laiškus premjerui Kubiliui. Įtraukim tarptautinę visuomenę, protestuokim, kovokim. Tyla buvo. Visiškai tyla. Mes galvom, kaip patiems pasistatyti atominę ir sakėm, kad baltarusiai žaidžia. Tai yra visiškas krachas, visiškas pralaimėjimas. Ir šiandien mes šitą skaudžią temą toliau manipuliuojam. Broliai konservatoriai mane kai kuo žavi, bet dabar rinkt parašus už Astravą vien tik tai tokiai politiniai deklaratyviai akcijai jau yra nelabai švanku. Mes turim išanalizuoti padėtį, dar galvoti, ką įmanoma padaryti, bet vis dėlto tai yra labai didelis saugumo politikos pralaimėjimas Lietuvos. Viena šita istorija. O jų yra ir daugiau. Ne, tai 100% sutinku, labai, ta prasme, turbūt svarbu klausimą dar užkabinot. Ir vat, kas liūdniausia, kad tie patys, sakykime, konservatoriai, jie dabar kaltina pilietinę visuomenę praktiškai. Aš, man atrodo, apie tai net ir komentarą kažkada surašęs, ne per seniausiai, kad dėl to statoma Astravo atominė, kad Lietuvos piliečiai 12 metais nubalsavo prieš Ignalinos atominę. Nu tai nežinau, tai didesnį cinizmą sunku įsivaizduoti turbūt, nes priežastis taigi visiškai kitos yra. Ir čia, ko gero, reiktų apskritai prisiminti ir Lietuvos dėrybų su ES dėl stojimo sąlygų į ES
Ir tas, sakykime, mano įsitikinimu, tai viena iš priežasčių buvo skubotas Ignalinos antro bloko uždarimas, kuris ten, bent tuo metu buvo ir saugus, ir ten jį buvo įdėta tikrai didelės investicijos. Viena iš priežasčių irgi. Taip, tada skubėta. Tada skubėta. Bet čia vėlgi, matyt, bendra priežastis, kad apskritai strateginio mąstymo stoka yra, ypač strateguojant ir planuojant kažkokius tai energetinius projektus, nes vėlgi tas buvo skubama visiškai neišsiaiškinus ir nenumatant, kaip Lietuva bus įjungiama į ES energetinį tinklą. Čia dar tas momentas yra. Ta įjungimo planą turėjo pirmoji vyriausybė. Ministras Leonas Ašmontas į pirmosios vyriausybės programą buvo įrašęs įjungimą į vakarų tinklus, o paskui mes dėja mindžiukavom ir daug ko nepadarėm. Ir ką Tomai sakot, iš tikrųjų strateginio galvojimo Lietuvai šiandien stinga. Ir kai Respublikos prezidentė metiniam pranešime pasako, kad nėra strateginio planavimo ir strateginės vizijos ir tai meta kaip kaltinimą vyriausybei, tai yra iš esmės savikritika, labai žiauri savikritika. Nes iš esmės valstybės lyderiai turi brėžti strategiją, kviesdamiesi intelektualus, kviesdamiesi visuomenę, strateguoti valstybės gyvenimą. Mes praradom šitas galimybės. Čia ir Algirdas Julius Greimas mus ragino šitą daryti, ir Aleksandras Štromas savo laiku, Vytautas Kavolis, visa tai užmiršta. Ir aš manau, kad pasižiūrėkit, net Seimo rinkimai, ar ne? Kur demokratinėse valstybėse vyksta labai karšti debatai dėl valstybės ateities, dėl bendrų reikalų, kaip mes toliau gyvensim, ar ne, kokią savo kryptį rinksimės, kaip toliau eisim į priekį. Lietuvoje politikai turi pasirodyti kaip vizionieriai, tam tikri, gerąją prasme. Na, bent jie turi deklaruoti, ką jie ketina daryti, ar ne? Dabar to nėra. Dabar to nėra, nes yra susitarimai, išankstiniai susitarimai, mes pakalbėsim apie tai. Bet to mes nekalbėsim, nes čia nepatogu. Ir su tais nekalbėsim, ar ne? Ir su tais nekalbėsim, o kalbėsim su tais, kurie nekels mums aštresnių klausimų. Tai va, šitie susitarimai prieš visuomenę, kad mes surežisuosim ir viešąją erdvę ir nebekalbėsim apie tai, kas visuomeniai skauda, jai rūpi, bent tiem mąstantiem žmonėm, likusiem Lietuvoje rūpi, arba išvažiavusiem, kurie stebi ir jiems rūpi tėvynės likimas irgi, kad apie tai mes kartu išsikalbėtume būtent prieš Seimo rinkimus. Tai yra labai svarbu, tai turi vykti tautos dialogas. Tauta turi kalbėti, diskutuoti, karštai diskutuoti, ginčytis, kaip jinai nori toliau save kurti. Šito dialogo mes šiandien irgi nematom. Ir čia labai taikli buvo amžinatilsį Romo Sakadolskio pastaba. Pasižiūrėkit, kieno rankose yra diskusija apie valstybės reikalus. Iš kokios pozicijos viešojoje erdvėje yra diskutuojama apie valstybę. Iš visuomenės pozicijos, piliečių, ar iš galios struktūrų, kurie turi šiandien pasiėmę galias ir mėgina sudrausminti visuomenę, ją suvaldyti. Net Romas Sakadolskis kalbėjo apie visuomeninį transliuotoją. Apie tuos žmonės, kurios pats ugdė, pats lavino, kurie iki šiol laiko į savo mokiniais, bet Romas Sakadolskis labai jautriai kalbėjo. Jeigu nėra kalbėjimo viešojoje erdvėje apie valstybės reikalus iš visuomenės, iš piliečių pozicijos, tai tie reikalai nebus rimtai aptarti, valstybės reikalai. Mes šiandien tą situaciją turim. Labai nes visuomeninio transliuotojo eteryje kaip ir nebeliko vietos pilietiniai visuomeniai ir piliečiam. Yra tik tam tikri etatiniai kalbėtojai tiek radio, tiek televizijos laidose. Na, aš dar prisimenu, reiškia, tos laikus, kaip pats dariau, reiškia, vesdavot... Na, Ryčio Jozapavičiaus, prisiminkim Ryčio Jozapavičio, Raigardo Musnicko forumus ir visą kitą. Tais laikais dar buvo, dabar viso to nebeliko. Ir iš pilietinės visuomenės pozicijų, ko nėra to kalbėjimo. Tai čia aš manau, jeigu mes kalbam apie nacionalinį saugumą plačiau, iš tikrųjų, saugi negali būti visuomenė, kuri stokoja solidarumo, kuri nepalaiko dialogo tarpusavį, ar ne, kuri nesijaučia esanti politinė bendryje. Politinė bendryje, kuri kartu atsako į iššūkius, kuri kartu projektuoja savo ateitį, kūrėsi valstybę kaip savo namus. Jeigu jinai neturi šito jausmo, tai jai pati saugumo
samprata nėra svarbi, ar ne? Čia Antanas Kulakauskas labai gražiai sako, tai mes savo nacionalinio saugumo interesų nesam išartikuliavę, aiškiai pasakė. Ir dėl jų susitarė, visuomenė turi susitarti. Ne tai, kad Dalia Grybauskaitė kažką pagalvojo apie nacionalinį saugumą, Algirdas Butkevičius, bet visuomenė turi žinot, kur mūsų nacionalinis interesas yra, kur mūsų nacionalinio saugumo visa programa. Dėl to mes nesusitarė, mes net nejaučiam, neveikia savisaugos kažkokie instinktai. Pasižiūrėkit. Aš kitaip dar pasakyčiau, Dariau, čia iš vis tragiškai yra tai, kad dingsta gebėjimas, prarandamas gebėjimas prisimti atsakomybę už sprendimus. Ir, sakykime, ta paskutinė auksinių šakučių ir peiliukų ir pjaustimo lentelių istorija Krašto apsaugos ministerijoje su viešaisiais pirkimais, aš manau, tą labai, aišku, tokiam pakankamai merkantiliniam, primityviam lygmenį tą demonstruoja, bet čia yra, aš manau, dalis to išraiškos. Tiesiog viešojo politikoje, valstybės tarnyboje yra labai daug atsiradę atsitiktinių asmenų, pilkų asmenybių, kurios negeba, dėl to, ką jūs įvardėjote, dėl tų priežasčių, negeba prisimti atsakomybės. Čia yra didelė tragedija. Tas yra, bet jeigu dabar grįžtume prie savo temos, tai vis tiek nacionalinis saugumas priklauso nuo mūsų savivokos ir mūsų gebėjimo aptart savo būklę, aptart dabartinę padėtį ir formuluoti savo uždavinius, ko mes norim pasiekti, ko mes norim išvengti, ar ne? Taip, ar mes piliečiai, kaip pilietinė visuomenė, jūs, aš, kiti, reiškia, ar mes dar beturime instrumentus? Na, mes sėdim šitoj studijoje ir kažką darom, ar ne? Kalbam, ir kažką darom. Mes galėtume neteiti ir nekalbėti. Vadinasi, mes mėginam griebtis šiaudo, ar ne? Griebtis tam tikro šiaudo ir dar kalbėti. Na, aš kalbu dėl to, kad sąžinė graužia, ar ne? Sensti, skauda. Mums skauda, mums skaudu, mes kalbam. Taip, tas valstybės projektas, prie kurio teko pradžioj prisidėti, nėra tvarus, pati mūsų visuomenė vis dėlto patiria tam tikrą eroziją, didelę eroziją. Vis dėlto, įsisąmonant faktą, kad esam sparčiausiai mąštantis, nykstantis kraštas Europoje, tai yra vis dėlto rimtas uždavinys suvoktai. Bet tada svarstyti, kodėl ir ką mes galim padaryti, kad taip nebūtų, kad kaip save stiprinti. Bet suprantat, aš dėl ko tą klausimą iškėliau, instrumentų neturėjimas, aš iškart prisiminiau 2014 metų berods Liepos 11 dienos Konstitucinio teismo nutarimą, kur buvo analizuojamas referendumo įstatymas. Ir tai yra, man kaip teisininkui, tai yra totalus košmaras šitas nutarimas. Aš baisesnio dalyko, aš baisiausiam sapne turbūt negalėjau nei prieš 20, nei prieš 15 metų įsivaizduoti, kad toks dokumentas teisinis gali gimti demokratinę save įvardinančioje valstybėje ir dar toje institucijoje, kurios pareiga yra saugoti demokratiją. Ir vat tokie teisiniai dokumentai, tokie reiškia mūsų teisinio elito, vėlgi pasiskelbusio teisinio elitų manipulacijos, tos instrumentus iš mūsų atėmė. Ir jos griauna apskritai visuomenės pasitikėjimą savo valstybę, demokratinę santvarką. Iš tikrųjų, pasižiūrėkit, kas įvyko su Konstituciniu teismu. Kas įvyko ir po komunistinėse kitose kraštuose. Čia profesoriaus Daujočio analizė buvo labai taikli, kad vis dėlto konstituciniai teismai tapo nomenklatūros, tos atsikūrusios nomenklatūros įrankių prieš savo visuomenę. Prieš laisvą visuomenę sutramdė tą visuomenės laisvę. Kvazi legitimiais būdais. Taip. Teisiškai, formaliai viskas gerai. Kaip legitimuoti nomenklatūros savivalę. Ir konstituciniai teismai pradėjo atlikinėti šitą vaidmenį, aiškindami, kad negali Seimas kontroliuoti valstybės saugumo departamento, negali kontroliuoti prokuratūros ir visa kita, iš esmės atiminėdamas laisvės teisės iš tautos atstovybės, o sykiu ir iš tautos, ar ne? Nes kai parlamentas neturi galių, tauta nebeturi politinių galių. Tai va čia Konstitucinio teismo vaidmuo greunant, iš esmės greunant Respubliką. Sakykime, to mano paminėto atveju, sakykime, pavyzdžio atveju, tai iš esmės yra supriešinta tauta ir Seimas. Taip. Nes iš tautos yra atimta galimybė apskritai išsakyti nuomonę, net jeigu jinai nėra teisinga, sakykime, konstitucinio požiūrio. Taip. Tai vat galėtume gal tuo ir užskliausti, ar ne? Pasižiūrėkit, kad iššūkių nacionaliniam saugumui kyla iš tikrųjų labai daug ir daugiau iš vidaus.
mūsų intelektualinis nepajėgumas, mūsų baimės kur dialoginę erdvę ar ne tarp politikų ir visuomenės, mūsų žiniasklaidos sustabarėjimas ir sunomenklatūrėjimas, bijojimas atviresnių diskusijų ir kurti iš tikrųjų tautos formą. Žiniasklaida demokratiniai valstybei turi kurti formą, palaikyti formą, kur būtų skirtingos nuomonės išsakomos, jos susikirstų ir jose ryškėtų tam tikri keliai, galimi sprendimai, ateities vizijos. Tai vat tas sustabarėjimas mūsų gyvenimo inercija visa, aš manau, kad irgi yra rimtas iššūkis mūsų nacionaliniam saugumui. Ir jeigu mes nacionalinį saugumą suvokiam labai siaurai, tai irgi tas mūsų siauras suvokimas yra grėsmė mūsų pačių saugumui. Bent jau pagal tas temas, ką mes šiandien aptarėm, apkalbėjom čia taip ekspromtu, tai tikrai visiškai akivaizdu, kad procentualiai žymiai daugiau yra grėsmių būtent iš vidinių dalykų, o ne iš išorinio. Aišku, jie irgi yra svarbus, juos reikia turėti omeny, bet dėja yra taip. Ačiū, pasišnekėjom kaip kultūringi žmonės. Nu, aš manau.